Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandien nusprendžiau pasidalinti tokiu įvykiu arba suvokimu iš savo gyvenimo. Nuo mažens mes visi kažkodėl kalbam apie burtų lazdeles, burtus ir stebuklus. Kai aš buvau visai maža, kaip ir visi vaikai, aš tame dalyvavau, bet vėliau, kai jau aš užaugau, aš žinojau pasąmonėje, kad aš prisiliesiu prie stebuklo, prie kažkokio dalyko, kuris prilygsta stebuklui. Aš atrasiu stebuklą arba instrumentą, kuris daro stebuklus. Ir iš tikrųjų ir sapnai buvo lydintis tas mintis ir panašiai. Ir kai aš atėjau į šitą sritį ir įvaldžiau šitą metodiką ir mano sąmonėje susiformavo tokia pasaulėdara, visa tai dingo kaip pasiekta. Nes viskas, ką mes jau pasiekėm, tai dingsta. Ir aš pagalvojau šiandien, kad nebereikalo tuos mažus vaikus tai stebuklais traukia, tam, kad jie vėliau jais nepatikėtų. Mes su vaikais, jeigu taip bendrautumėm ir kalbėtumėm natūraliai be stebuklo, jie gal ir ieškotų tų stebuklų, bet nuo mažens jie supranta, kad juos apgavo, kad jų nėra ir toliau jų neieško.